visi, šiandieną mes filmuojame Robloxą, žaidimas, kuris vadinasi My Little City Tycoon. Ir čia matome mano miestelis, kuris aš pastačiau, daug pastangų įdėta. Galime pasižiūrėti komentarus, kad visiems žmonėms viskas patinka. Yra čia parduotuvės, yra policija, yra mašinos, elektrą gamina, ligoninė, yra vaikams, žais mokykla yra, biblioteka, bankas yra, ofisai yra, čia pavalgyti kas dirba ir svarbiausia Lietuvos vėliava. Gerai, mes turime 21 milijoną ir ką mes galėtume pastatyti. Aš manau, atsirakinau dangoraižį, gal dangoraižį pastatysim. 2 dangoraižius norėčiau pastatyti. Turim 2 dangoraižius ir čia yra vanduo. Čia yra prabangus namai. Labiau čia turtingesniem, kas gyvena, viskas skirta dangoraižiai. Čia jau yra paprastesniam žmonėm, arčiau viskas yra. Čia irgi yra turtingesniem, kas nori gyventi labiau prie ofiso. Ir visi yra viskas patenkinti. Ir ar mes galėtume pastatyti paštą, nes tikrai reikia, nes kažkas kažką užsisakys. Tada šitą reikia pastatyti. Tai stadioną gal pastatysim čia. Stadioną ir zoologijos sodas. Norėčiau, kad jisai čia visas bus zoologijos sodas. Neįperku žirafų, bet greitai turėčiau pirkti. Dangoraižiai, nameliai, apartamentai, maži nameliai, krafto namas yra. Žirafai. Čia tiesiai už parduotuvės žirafos gyvena. Ir aš galiu save padaryti mažiuką. Priartinti kamerą ir taip atrodo. Čia baldai, čia žirafos yra. Aš galiu labai aukštai pašokti. Galiu vairuoti mašiną. Galiu labai greit bėgti. Galiu vėl padaryti didesnis. Ir galiu pavairuoti savo mieste. Pavyzdžiui, pasimkim šitą mašiną. Ir važiuojam po miestą. Kaip viskas atrodo. Važiuojam, viskas ramiai mieste yra, apsauga gera yra, darželis, bankas yra suoliukai, čia turėtų būti velnio ratas, tada ten gali pabūti su gamta, speciali vieta, čia zoologijos sodas, čia yra prabangesni nameliai, čia policija yra. Čia yra seniai valstybė, kur sėdi prezidentas. Tada čia policijos tiek yra pastatų, čia gaisrinė yra, kad dar čia policija ir ten dar gaisrinė yra. Yra klinika, yra daktaras, čia filmus kur rodo, tada čia yra mašinas gali nusipirkti. Ir čia yra stadionas, galima žaisti futbolą. Biški čia išlenda, bet nieko. Tada čia yra turtingesnių žmonių rajonas. Ir tada mes galime grįžti atgal prie važiuojam. Čia stotelės yra, kol kas autobusų dar nėra. Palikti mašiną savo.
vat ir čia galima futbolą žaisti. To išeinam iš mašinos, nebevados. Gerai. Tai pasidarykim save mažiuką, greit bėgsim, čia atbėgam. Ir va, taip atrodo mūsų stadionas. Tada mašinas galim pirkti, va, naują mašiną nusipirksim. Naujos mašinos nematom, čia yra žmonės, su jom gali važinėtis. Daugiau mašinų perka, daugiau žmonių važinėjasi. Čia neįsigaskit, čia būna potvynis, bet jisai nieko čia žalos nedaro. Gerai, mes ką galime padaryti, tai pasakykime gal ką, fabriko nereikia, hotelį reikia pastatyti, nes kaip be hotelio, nes nebus kur žmonėm įsikurti. Ir dabar čia viskas ramus miestas, chaoso visiškai nėra, visi žmonės yra draugiški, visi sako, kad jiem viskas patinka, jie čia gerai jaučiasi, galima pirkti pastatus čia, ženklus, aš 79 niekada neįdėjau, yra parduotuvė, galite nusipirkti kažką, jeigu reikia. Va kaip žmonės ir sako, kad jie gerai jaučiasi, jie nebijo čia būti. Kol kas mano miestas va taip atrodo, bet tikrai jis yra pagerės, gražesnis bus, brangesnis. Tikrai. Parduotuvę galim pastatyti dar. Kur čia gali būti? Va čia parduotuvę pastatyti. Tada karas yra vieną pastatėm, va. Dar noriu antrą pastatyti. Čia ir policija galės laikyti, ir žmonės galės, ką jiem tik norės. Va, taip viskas atrodo, parduotuvė, naktį viskas gražiai šviečia. Čia ežerą turim, va. Ir galim pasižiūrėti, kiek pas mumis gyvena žmonių. Nu, ne jau ir nedaug, ir nemažai. Ir kiek jiems vandens reikia ražą. O, snyga, gerai. Jam reikia padaryti vandenį. Man duobi, vandenį panašiai. O, prisnigo. Tikiuosi, kad su sniegu jie moka valyti sniegą. Nepalieka jie sniegą. Ai, va. Negavau daugiau vandens. Čia. Mes toliau vandens statom. Nes kuo daugiau žmonių, tuo daugiau vandens mums reikia. Dabar vandens gerai. Čia sako, kad neužtenka apsaugos. Gaisrininkus va dar vienas pastatyti. Policiją pastatyti.
gerai pastatėm čia policiją ir elektrą viską gerai gamina, viskas čia gerai yra, mes viską ramiai gyvenam, viską darom po biškutį. Ir jeigu jums patinka šitoks žaidimas, ar nebūtinai šitas žaidimas, gal Robloxą norėtume, kad daugiau pažaisčiau, tai parašykite į komentarus, like, subscribe ir iki kito karto. Ir dar nepamirškit parašyti noriu, jeigu norit kitos dalies. Ir viso gero, iki kito video.